Opa. Kas veikia visi. Variau žvejybę. Pasiėmiau plūdinį vieną ir vieną dugninį. Šiandien taip biškį pasižaisiu. Su plūdinį, su dugninį, mačiau išerčiau. Čia mačiau šiandien labai stipriai dulko žuvis. Ir didelis ir mažas. Tai pasiėmiau kadzikų ir paprastų sliekų mišlinių. Reikia turbūt įsimesti inkarą, kad nenuplauktų. Gylis čia labai mažas. Gal kokia pusė metro su biškį. Bet galbūt kaip tik užtenka. O, ten taip va tokio žuvį. Šiandien ryte plaukiau, aš su valtim spiningavau. Tai ten tokio žuvys, tokie kaiščiai ten buvo. Žiauru. Tai va, gal pasiseks jį pagauti. Pirmą dėsiu dzikėnų. Tai va gražiai. Šiek tiek bėlė kaip dedu, kai kurie sako, kad reikia už jų galiukų dėti. Tai, man taip kimba. Kaip kam geriau, kaip sakoma. Man yra taip geriau. Jeigu nekips pasišersiu, jeigu kips, tai pagalvosiu. Pirmas metimas. Įmečiau. Pirmas kibimas. Nu. Kažkas bando kibti, bet neprikimba. Susimušiau pažadą. Tai biškį pabrinksta. Pirmas žuviliokas. Yra. O. Raudelė. Visai gražiai. Tik įmučiau tiesiai paėmė. Dabar sudėsiu į setuką jos. Paskui žiūrėsiu, kiek iš viso pasugavau. O. Ir. Bet visai neblogai svardas jos. Tokius visai neblogus raudečkos. Va. Biški kaip ir įna, tai nelengva jį reiks traukti. O, aš traukiu.
pusiau tokie lavonai. Ir vis tiek gerai ant jų eina. O, tie vėl kibinas. Bet ten tai duoda kažkas konkrečiai. Kojelė. Visi iš eilės. Nu, pasišersiu dar. Tai gal ir linai kokie atvarys. Nu, būtų puikiai. Nu, bent jau tas gerai, kad kimba. Kas nors. A jūs juokaujate į kibinus? Rimtai. Oho. Oho. Čia tai jau didesnė. Kas čia buvo? A, tu juokauji. Bliam, meškerė lūžo, įsivaizduojat. Ei, tu savo. Suaužė meškerė. Ne, nu aš maladėt, tik laikau žuvinką. O. Ei, tu savo, kaip gai tokia geri meškerė buvo. O, blemba. Bet tai kaip jinai taip lūžo, ką? Eina su tokia pažiūrėjus, koks skirtumas. Eina žvėti ir gerai ir kaniai tada. Aišku, ne tas, ne tas. Buvo kibimas vėl. Tiesiai. Tokie du dzikai beliko. Iš viso dar kimba jie. Nesvarbu čia. Kiek tų dzikų. O, varo tik. Spėk traukti. Reikėjo turbūt naujų dzikų biškį uždėti. Nestėsiu вообще jau iš viso nučirpė jau tiesiog. Galvoju, dugninį dar užsimėsiu, ten kur giliau. Pažiūrėsiu, kaip su dugninį seksis. Nu, čia jau iš vis tokie. Nerimtai jau čia. Kartais tokių stipresnių papuola. Tokios tai normaliai visas spardosi. Nestipriai, aišku, bet kaip tokio dydžio tai užtenka. Rimtesnių arsenalą dėt. Nes su tokiais čia kelbukais tai nieko gero nebus. Bažiūrėkit, čia žuvis jau laksto, užkibusi. Pagaliau dugninį parašiau. Mėsiu ten kur nors. Iš šono. Netoli. O. Kelias. Opa, 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 opa.
Opapa. Opapa. Kažkas. Opa. Na, perbėgi. Ką tu išdarinėjai? Yra. Kažką rimtesnį ištraukiau. Nu. Kas tu būsi? Eik tu savo. Važiuok. Grinai. Kaip karosas koks didelis. A čia raudė ar raudansparnį? Bet kokio nesveiko dydžio. Eik tu savo. Čia belė kokia. Kas tu? Oi. Nu. Davai, nesispardyk. Eik tu savo. Kas šito tokia? Raudė čiūjų. Spardėsi tai labai gerai. Gerai, kad tas ačiokas spėjo užlankstyti. Tai būtų pamėgus. Ant kiekvieno paėmė. O. Reikia toliau čia žiūrėti. Bet ta žuvis tai... Čia arba raudansparnė, arba raudė. Pasigūglinsiu. Vietomis burbulai pradėjo rodytis. Vėl neblogai. Mažesnė negu ta. Ai, nereikia. Va tokia. Ką turbūt baigsiu tą žvejybą. Traukinėjau be sustojimo mažyliukus. Opa. Kažkaip va tiek. Tai taip va. Neblogai, ką? Didelių ir mažų visokių. Paleisiu turbūt iš visas tas žuvis, ką pagalvojau. Nu tai va, ačiū, kas žiūrėjo iki galo. Spauskit like, dėkit subscribe. Ir kitų video. Visiems nežinau, neuodegos.